Sveiki, sveiki dar kartą, kas jau klausėsi prieš tai buvusios mano transliacijos ir sveiki, kas naujai prisijungia. Tai šiandien sveikinu su medicinos psichologė, psichoterapeutė Inesa Golubovskaja ir taip pat tokia ir specialiste, kuri dirba su moterim turinčiam pažeistą savivertę, žino daug metodų, daug yra padėjusi ir daug klienčių suteikusi daug naudų ir pagelbėjusi auginti savo savivertę arba atstatyti pažeistą savivertę. Ir taip pat ir pati taiko įvairių praktikų, galės įvairiapusiškai pasidalinti, kaip tą daro, kaip rekomenduoja daryti ir panašiai. O mes šiandien kalbame tokia, manau, labai svarbia ir aktualia tema, aktualia visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje, netgi ypač aktualia, čia iš tokios praktinės savo patirties galėčiau pasidalinti. Mes kalbam apie moterų savivertę, kas tai yra, kom tai svarbu, kom tai aktualu ir ką galima su to visu daryti. Gerai, tai perdedu įžanginį žodį užbaigęs Inesai toliau, kad jinai pasidalintų, dėl ko tavo manimų svarbu apie tai kalbėti, kodėl apskritai nusprendei tokią temą pasirinkti ir pasiūlyti. Labas vakaras visiems. Tema yra ypatingai aktuali, nors atrodytų galbūt net nuvalkiota šiek tiek, bet savo terapiniam darbe su tuo susiduriu be proto dažnai. Ir moteris kreipiasi ne tik tais dėl sužalotos savivertės, nemeilės savo ar nepasitikėjimo savimi, jos kreipiasi dėl įvairiausių priežasčių, bet be proto dažnai mes gilindamiesi į ar tai sutrikimo, ar tiesiog problemos, vidinių iššūkių, kažkokių priežastis, atsiduriam būtent į šitą sieną, tai yra nepasitikėjimas savimi. Tai yra labai glaudžiai susijęs su įvairiais psichologiniais sutrikimais ir ne tik su įvairiausiamis problemomis. Pradedant nuo paauglių mergaičių ir baigiant suaugusiomis moterimis. Paauglėms mergaitėms yra ypatingai aktualu, nes tuo metu jos ieško iš esmės savęs, bando pažinti save, bando atrasti vietą po saule ir savęs suvokimas, jisai labai stipriai, galima sakyti, eskaluojasi tuo metu ir tai tampa labai jautru, labai aktualu ir labai pažeidžiama. Ir nuo to, kai tas pasitikėjimas savimi užauga paauglystės metu, labai dažnai atsiliepia viso moters gyvenimo eigoje, kas galiausiai gali arba sustiprinti moterį, ją padaryti sėkmingą, arba atvirkščiai. Sutrikdyti jos gyvenimo kokybę iš esmės ir privesti prie, kaip minėjau, psichologinių problemų kažkokių. Tai manau, kad ši tema yra ypatingai aktuali augančioms moterims ir šiuolaikiniai visuomeniai. Gerai, dėkui, išties, šiek tiek dar noriu praplėsti, ar ne, nors gali kilti, ir dažnai kyla, kai tokias temas liečiame, ne visiems žmonėms, bet kartais žmonės sako, tai dėl ko čia moterų savivertė, kodėl ne apie vyrų nekalbam, arba dar apie kitų asmenų ar kitą tapatumą turinčių žmonių ir taip toliau. Tai ir tos temos irgi aktualios ir turi savo vietą ir laiką, ar ne, ir turi savus niuansus ir taip toliau. Dėl ko verta išskirti tą tokią, ar ne, būtent temą moterų savivertę ir tiesą, praleidau pradžioje dar svarbų aspektą pasitikėjimą savim arba pasitikėjimą savo kompetencijom, ką tu šauniai papildei. Tai kodėl būtent per moterų prizmę, ar ne, svarbu apie tai kalbėti ir kokie čia niuansai. Noriu iš karto pabrėžti, kad jeigu tai pažiūrėjus giliai, principai, esmė, ar ne, tiek savivertės, tiek pasitikėjimas savo kompetencijom, ar mes kalbame apie vyrus, apie moteris, yra ta pati. Tik tai, kaip ir visose dauguma dalykų, yra niuansų, yra specifiškumų, ar ne, ir tam tikrų aspektų, kurie irgi turi didžiulę įtaką. Ir dabar dėl ko apie tai svarbu, ar ne, kalbėti, kom tai yra svarbu ir kodėl verta skirti dėmesio. Tai pirmą pradėsiu truputį nuo tokių mokslinių tyrimų, kad moksliniai tyrimai rodo, kad, ar ne, praktiškai visose kultūrose,
tiek, pavyzdžiui, kurios labai irgi, ar ne, tokios labai skirtingos. Ar mes imsim tokias, pavyzdžiui, kur, tarkim, moterų teisės yra daug prasčiau užtikrinamos ir taip toliau, ar ne, tam tikras šalis, tiek jeigu imsim tokias šalis, kur, pavyzdžiui, kaip Skandinavijos šalis, kur lyčių egalitarizmas ar ne, lyčių lygybės klausimai taip ženkliai labiau išspręsti yra, kad mes randam, kad vis tiek, nepaisant tų kultūrinių įtakų, moteris šiek tiek turi, aišku, įtakos kultūrai ir daug turi, bet netgi tokios skirtingose kultūrose vis tik dauguma moterų, ar ne, taip tendencingai turi šiek tiek žemiau išreikštą arba labiau pažeistą savivertę negu, tarkim, dauguma vyrų. Tai vienas toks svarbus statistinis argumentas, ar ne. Antras statistinis argumentas, nors tai yra atskiri dalykai, bet tarpusavyje turi tam tikrą ryšį, tai ir laimės, subjektyvios gerovė, ar ne, kaip mes psichologai laimę taip vadinam subjektyvę gerovę, tai reiškia toks bendras pasitenkinimas gyvenimu, intensyvus malonių emocijų patyrimas ir toksai mažesnis, retesnis nemalonių emocijų patyrimas, taip labai trumpai pasakius. Tai tyrimai rodo, kad paskutinius keletą dešimtmečių moterų subjektyvi gerovė ženkliai stipriau krito negu vyrų. Ir aišku, daug ką taip ar ne panižo galvas mokslininkam, galvoja, kaip čia suprasti tokį reiškinį, kad ir čia turiu omeny, kad ne vėl tose šalyse, kur ten, tarkim, moterų teisų suvokimas toks labai ribotas, taip pavadinkim, bet tose, kaip ir Skandinavija, Jungtinės Amerikos valstijos ir panašios šalis, kur yra, ar ne, ženkliai, kas liečia moterų teisės, egalitarizmą ir taip toliau, ženkliai pasistumėja. Ir netgi ir tose šalyse stebima, kad paskutinius keletą dešimtmečių moterų subjektyvi gerovė, laimė yra krito labiau negu, ar ne, daugelio kitų žmonių grupių. Tai turim tokią statistinę kombinaciją, ar ne, kad po to prieisim, kokios čia priežastys gali tą lemti, kas įtakoja, ar ne, dėl ko taip arba manoma, taip, aišku, tiksliai visko dar nėra žinoma, bet vis tyrinėjama, tai tokius statistinius argumentus visam pasauliu ir taip pat dar tokius iš savo patirties, praktikos, savo artimoje aplinkoje, tarp kolegių dirbant, ar ne, tenka matyti, tarp klienčių tenka matyti tikrai tokius dažnesnius pažeistos savivertės ir tokio, ar ne, pažeisto pasitikėjimo, ar ne, tokiom pažeisto tokio pasitikėjimo savimi ir savo kompetencijomis toks didesnis dažnis tenka matyti. Manau, dėl to verta atkreipti dėmesį, nes tai aktualu nemažai daliai populiacijos ir yra toks, kaip sakant, statistika rodo tokius dalykus ir praktiką. Manau, vien dėl to apie tai svarbu kalbėti. Dabar galbūt vėl perdėsiu žodį, ar ne, Inesai, kaip tu manai, dėl ko verta apie tai kalbėti. Ir gal netgi gali supažindinti su savokom, kuom skiriasi savivertė, kokie ten aspektai, kuom skiriasi, ar ne, pasitikėjimas savim arba savo kompetencijom ir meilė savo. Ir koks čia yra ryšys tarp jų visų. Tai tuo pačiu šitą, ar ne, atsakant, tai pamėginti pasvarstyti tuo pačiu, ar ne, kom tavo nuomonė tai yra svarbu. Norėčiau papildyti tave, Daliau, su viskuo labai sutinku. Tiesiog plačiau išplėsti tai, ką tu sakai, nes iš ties tyrimais yra įrodyta, kad vyrų savivertė nepriklausomai nuo rasės ir kultūros yra didesnė. Ir yra sakoma, kai kurie tyrimai teigia, kad tai prasideda paauglystėje. Vėliau jie šiek tiek susilygina, bet labiausiai susilygina jau tik senyvame amžiuje. Ir tai lemia tam tikri sociokultūriniai ir genetiniai faktoriai. Tai gal reikėtų pradėti nuo genetinių faktorių. Iš esmės, neuromokslininkai, neuropsichologai, jie labai dažnai tyrinėja smegenis ir bando palyginti vyrų ir moterų smegenis. Iš esmės, didelių skirtumų nėra rasta. Didžiausias skirtumas, kuris nuolat yra akcentuojamas, tai yra smegenų dydis. Be šito didžiulių skirtumų kažkokių kardinalių nelabai rasta. Bet kas gali būti susijęs su pasitikėjimu savimi ir savivertė genetiškai, tai vyrų migdolinis kūnas, kuris iš esmės yra didesnis nei moterų. Turėtume paminėti, kad migdolinis kūnas tai yra smegenų dalis susijusi su atmintimi ir emocijomis.
Vyrų migdolinis kūnas yra iš esmės sužadinamas labiausiai stimulų, kurie sukelia agresiją ir tai dažniausiai lemia aktyvų motorinį atsaką vyrų. Štai dėl ko vyrai ganėtinai dažnai į stresą ar grėsmę reaguoja agresija ar labai aktyviai motoriškai. Tuo tarpu moterų migdolinis kūnas yra aktyvuojamas daugiausiai emocinių stimulų, dėl to moteris daug efektyviau absorbuoja sensorinę informaciją ir labiau prisimena emocinės patirtis nei vyrai. Ir tai paaiškina moterų gebėjimą įsiminti net smulkiausias emocinių įvykių detalės. Moterų geresnis yra emocijų atpažinimas ir dažnesnis emocinis mąstymas. Dėl to jos dažniau informaciją iš aplinkos priima labai asmeniškai, jautriai ir greičiau su jie identifikuojasi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad išsakyta kritika, ypatingai jeigu, sakykime, jinai yra dažna, tampa tam tikra asmenybės dalimi. Įsivaizduokime jauną paauglę mergaitę, kuriai nuolat yra kartojamas vienas ir tas pats išsireiškimas, akcentuojamas tas pats bruožas, išorės ar vidaus nesvarbu. Ilgainiui, nors jį galbūt taip nemanė iš pat pradžių, jį pradės identifikuoti save su tuo bruožu ir galiausiai tai taps įsitikinimu apie save. Moterims dažniau iš esmės yra diagnozuojama depresija ir nerimo sutrikimai, tad tai vėlgi labai siejasi, ar ne, su jautresniu emociniu atsaku ir gebėjimu tyrinėti tas pačias emocijas, įsijausti į jas, išsakyti tas pačias emocijas, taip toliau ir panašiai. Manau, kad tai genetiškai gali būti susijęs su ta pačia saviverte, pasitikėjimu savimi ir meilė sau galiausiai. Turbūt reikėtų nepamiršti ir auklėjimo. Mergaitės ir berniukai vis dar yra auklėjami skirtingai, kad ir kokia informacija beateitų į tėvelių ausis, bet yra tam tikri stereotipai, kurie yra tokie gajūs, kad turbūt per dešimtmetį juos išgyvendinti dar yra sudėtinga ganėtinai. Ir tėveliai vis dar mergaitės, rengia rožinę spalvą, berniukus mėlyną, taip labai paprastai pasakius, ar ne? Mergaitėms iš esmės yra keliami aukštesni lūkesčiai, reikalavimai atitikti visuomenės standartus negu berniukams. Ko iš berniukų dažniausiai yra prašoma ir ko berniukai yra auklėjami ir mokomi, tai būti džentelmeniški, gerbti moterį, taip dažniausiai žiūrėkite, jeigu berniukas mamą praleidžia pro duris, tai jam yra paplojama, jo pasidžiaugiama ar ne, sakoma, koks tu džentelmenas, koks tu šaunuolis. Jie taip pat yra mokomi dažniausiai būti stiprus, dar vis neverkti, pakelti sunkumus be ašarų ir isterijų. Tuo tarpu mergaitės turi būti santūrios, nekalbėti, kai nereikia, bet tuo pačiu išsakyti savo nuomonę drąsiai, kai reikia. Turi būti empatiška, bet nekelti isterijų. Graži, bet ne per daug seksuali ir taip toliau ir panašiai. Ir visi šitie ambivalentiški reikalavimai bei nuolatinis spaudimas kelia vidinį pasimetimą ir apsunkina identiteto formavimąsi ir savęs kaip moters merginos suvokimą. Lygiai taip pat yra ir su pagyrimais. Dažniausiai pagyrimai ir paskatinimai berniukams ir mergaitėms taip pat skiriasi. Berniukai labiau yra skatinami ir giriami už tai, ką padarė, o mergaitės už tai, kokios jos yra. Tai dažniausiai giriama mergaitės išvaizda, dažniau nei pasiekimai. Tad vėlgi mergaitės identifikuoja save su išvaizda ir jaučiasi atsakingos už tai, kokios jos yra. Ir suvokia tai, kad jas vertins pagal išvaizdą ir ateityje. Paauglystėje pasitikėjimo savimi skirtumai ypatingai išryškėja. Paauglės mergaitės yra dažniau kritikuojamos dėl savo išvaizdos ir galimybių. Taipogi jos daug jautriau reaguoja į kritiką ir pažeminimus. Jos priimdamos labai asmeniškai. Ir tai siejasi su ta pačia genetika, apie tai, ką mes jau kalbėjome. Jeigu mes kalbame dar nedaug dievę apie šeimos, sakykime, santvarką, kurioje tėtis yra smurtaujantis ar despotiškas, ar tiesiog valdingas, sakykime, ar ne, tai mergaitės labai stipriai paveikia jų savivertę ir sukuria tokį įsitikinimą, kad jos yra mažiau svarbios. O jau nekalbėkime apie nepasitikinčias motinas, mamas, kurios
įneša mergaitai tokį patį pasaulio suvokimą, savęs suvokimą ir elgesio tam tikrus modelius. O nepasitikinčių savimi moterų skaičius, kaip ir tu Daliau pats užsiminiai, yra didžiulis ir labai daug jų. Taip pat turėčiau paminėti turbūt ir sociokultūrinius tam tikrus požymius, tai susijęs su tuo, kad tu sakei apie laimės lygį pas moterų, kuris krenta galimai ir turbūt taip ir yra. Tai vėlgi, kalbėkime apie moteriams keliamus tos pačius reikalavimus, kurie yra ypatingai išplaukę ir neaišku šiuolaikinėje visuomenėje. Ir prie to gali prisidėti ir ta pati nebinarinė lyčių sistema, kuri šiuo metu yra labai gaji ir šios sistemos atstovai labai reiškiasi, kovo už lygias teisės ar ne, rodo apie save, praneša apie save, kad jie tokie yra, iš esmės kovoja dėl savęs. Ir vėlgi, kaip priešprieša vis labiau populiarėjantis toks tradicinės šeimos moters vaidmuo. Vėlgi, tai jau pradėkime nuo paauglystės. Mergaitės ypatingai nesuvokia tų keliamų ribų. Kokia tai yra moteriška moteris vis dėlto? O galbūt aš nenoriu būti moteriška moteris, galbūt aš noriu būti vyru iš esmės. Tai moterims yra keliami reikalavimai dideli, bet jos gali rinktis. Jos gali rinktis vyriškai, jos gali rinktis moteriškai, jos gali norėti būti supermamos, ne, jos gali nenorėti būti supermamos, bet tuo pačiu visi tie standartai jie dar yra ir, sakykime, pokalbiuose jie atsiskleidžia per klausimus, o kada vaikai, o kodėl tu taip elgiesi su savo vaiku, o ne kitaip, tu išsiskyrusi, o tai kodėl, ir taip toliau ir panašiai. Tai atrodytų lyg ir visuomenė eina tobulėjimo kryptimi ir moteriai leidžiama vis daugiau, toje pačioje karjeroje skaluojamos, yra moters teisių lygybė su vyrais ar ne šeimoje ir kitose erdvėse socialinėse, bet tuo pačiu tie stereotipai jie išlieka žmonių galvose ir niekur nedingsta. Tai sociokultūriniai požymiai labai yra vis dar svarbus ir gajus tai pačiai moters laimei ir pasitikėjimui savimi. Ir dar turėčiau paminėti išaukštintą tokios karjeristės, sėkmingos, laisvos, drąsios, turtingos, gražios ir visokios